Sveiki visi, sveikos merginos, Edita, Giedrė, Evelina. Malonu šiandieną susitikti su visom prie kavos puodelio. Jaukiai pabendrauti, paplepėti. Nebeišeina mums plepėti kažkokiam tai tuščiom temom. Norisi visą laiką gylio ir to prasmingumo ir įdomumo pokalbiuose. Ir prieš susijungiant bandėm išsigryninti, tai kokia čia ta tema dabar mūsų bus. Ir atrodo, apie tiek daug ką galėtume kalbėti, bet norisi kažkaip porcijuotai, sistemingai, vienu kartu vieną temą kažkokią pagvildenti. Ir nežinau, ar čia pakankamai siaurai ir sistemingai gausis, bet kilo mintis pakalbėti tiesiog apie suvokimą, kas tas dvasingumas yra ir kaip jisai įsilieja į mūsų kasdieną ir ar bėra iš vis tame atskirtis, tas dvasingumas ir mano paprastas žemiškas gyvenimas, ar tai kažkaip iš viso besiskiria, ar galima tarp to dėti brūkšnį ir sakyti, kad dabar aš čia užsiimu dvasiniais reikalais, o dabar čia, tarkim, buitiniais kažkokiais darbų, vaikais, namais. Tai šitoj vietoj pačiai teko gerai apie tai pasvarstyti ir tai pereiti per savo gyvenimą, savo tą dieną įprastą, peržvelgti mintimis, perbėgti. Ir aš galiu pasakyti, kad turbūt pas mane jau tos atskirties nebėra. Ir gal netgi norėtųsi nuvilkti nuo to žodžio dvasingumas, apskritai kažkokį tai šablonišką, stereotipišką šito termino suvokimą, tas dvasingumas, gal net ne dvasingumas, gal labiau sąmoningumas, bet ir vienas ir kitas žodis turi kažkokį jau iš seno įprastą suvokimą, kas tai yra, ir kiekvienas interpretuoja savaip. Tai tada gal aš pradėsiu nuo to, kas tai man iš vis yra. Tiek dvasingumas, tiek sąmoningumas jau man nebėra tas pilnai atspindintis terminas to, apie ką aš dabar turiu omeny iš tikrųjų. Bet galvoju, gal prie sąmoningumo termino labiau pasiliksiu. Ir kodiniu šito pavadinimu bandysiu įvardinti. Tai man tai yra visiškas tikras buvimas savimi maksimaliai, nebeatstumiant savo, nebevertinant savęs, kaip čia tinkamai pasielgiau, netinkamai. Oi, čia kažkas išsprūdo, tai dabar biškiai susigėsiu ir save pagraušiu šitoje vietoje. Galvoju, kaip dar tiksliau tą pojūtį išnešti, kas man tas sąmoningumas yra. Kai aš sąmoningai matau pilnai save, kaip aš elgiuosi, lyg visą laiką yra stebėtojas, sąmoningas stebėtojas viduj, kuris mato mano visą elgesį, mano visą dieną, būna lyg ant peties tupi toks mažas mini-me, mano sumažinta versija, ir viską dokumentuoja, kitaip nepavadinsi, stebėtojas. Ir kurio dėka man pavyksta aiškiai matyti save, netgi kai įkrentu į galbūt kažkokius tai ir atrodytų iš pažiūros neigiamus dalykus, ar kažkokį susierzinimą, ar kažkokį liūdesį, ar tai pyktį, ar nepasitenkinimą, ko patikėkit, sąmoningiem žmonėm, lygiai kaip ir paprastiem, taip pat būna, jie neišsitrina kažkaip iš mūsų ir iš jūsų, neišsiinstaliuoja. O jeigu sutiksit žmogų, kuris sako, kad jau visiškai čia nieko nebejaučiu neigiamą, tai greičiausiai jis tiesiog sąmoningai tai stumia nuo savęs ir gniaužia. Nes pas mus struktūroje yra ir emocijos, ir jausmai, ir kai jie iškyla, jie tiesiog mums kažką parodo apie mus, į ką mes sąmoningai galim pasižiūrėti ir savy pastebėję kažkokį tai keistiną įsitikinimą ar seną tikėjimą kažkokį, galim jį ir pakeisti, patraukti ir pasirinkti elgtis kitaip, reaguoti kitaip. Tai man sąmoningumas yra apie tai. Ir tą suvokiant, tada galiu eiti per savo kasdienybę ir pamatyti, kad jinai man visa yra persmelkta tuo. Nebegaliu atskirti, kad aš, tarkim, ir tą pačią meditaciją kažkokią atliekant ar dalyvaujant,
aš neatskiriu jos nuo savo kasdienos, nes aš tai galiu daryti tarkim, nespėtų išplauti indų, vaikui šalia žiūrint filmuką, man pavyksta susitelkti į save ir maksimaliai save jausti ir priimti tai, ką aš šiuo metu jaučiu, ką aš patiriu, priimti ir energinį srautą, kurį vienokiais ar kitokiais būdais išjaučiu savo kūno, tam tikrais kūno pojūčiais. Nebereikia man kažkur visiškai izoliuotis nuo to, nors aišku norisi nuo filmukų užsidaryti į atskirą kambarį, bet ne visada išeina. Ir aš tą irgi priimu. O kai nepavyksta priimti, tada savęs nesmerkiu ir priimu save tokią ir mokausi iš to, kaip dar labiau praplėsti save. Tai toks nuolatinis savęs priėmimas viskame, kas vyksta, nebandymas nustumti nieko, atstumti nuo savęs kažkokių savo sukilusių emocijų ar kažkokios tai galbūt neigiamos reakcijos į kažką. Nieko nebenustumiu, viską matau savy. Matau ir save susierzinusią, matau save liūdną, matau kažko nepatenkintą, visada save matau visokią, tai priimu, pasižiūriu, ką man tai apie mane rodo. O ką tai gali rodyti? Galiu būti tiesiog galbūt pervargusi, galiu turėti kažkokį netinkamą įsitikinimą, kuris man kito žmogaus elgesį ir situacijų kelia kažkokį pasipiktinimą. Jeigu jau užčiapiau, kad aš kažko tai piktinuosi, tai aš žiūriu į save ir bandau atrasti, kas ten užsikabino. Ir man asmeniškai to sąmoningumo tikslas yra toks, kad niekas nebekabintų, kad niekas viduje nebekabintų, o kai mane kabina, reiškia mane valdo, mane įtakoja ir aš nebesu pilnai savo galioj ir aš esu įtakojama to kažkokio tai negatyvaus, tarkim, vadinkim negatyvaus, nors realiai tai tiesiog yra indikatorius kažkoks. Bet kad visiems būtų aišku apie ką, sakykim, kad negatyvaus kažkokio tai pojūčio. Jisai mane įtakoja, atima iš manęs mano galią ir mano energiją ir aš jau kažkuriam tai laikui pasiduodu ar ne tai emocijai, tai įtakai netiksliniai ir aš jau pati nebegaliu toje situacijoje būti šeimininkė. Tai mano tikslas yra, kad tiesiog nebebūtų to. Nebebūtų tų užsikabinimų iš kažkokių dirgiklių, kad į viską pavyktų žiūrėti plačiai, nebebūtų jokio vertinimo nei situacijų, nei žmonių. Ir būtų tas visiškai platus ir priimantis suvokimas, kad kiekvienas žmogus eina savo keliu, turi tą savo gyvenimo liniją ir tam taške, kokiam dabar jisai yra, tai tokiam jisai dabar ir turi būti. Ir toks suvokimas, koks pas kiekvieną iš mūsų dabar yra, šiuo metu jis toks ir turi būti ir kiekvienam jisai su laiku plečiasi ir didėja. Jeigu mano šitam taške yra vienoks, kito žmogaus jo taške yra kitoks. Ir tiesiog maksimalus priėmimas tiek savęs, kai kažkas iškyla, kažkokios neigiamos emocijos ar jausmai, tiek priėmimas kito, kai jam iškyla ir maksimalus supratimas, kodėl jam iškyla ir kad jam gali iškilti ir kad tai yra visiškai normalu ir kad nebepriėmimas asmeniškai to, kad tai apie mane yra. Gal šita vieta iš tikrųjų labiau norisi ją užakcentuoti, kad kito žmogaus reakcija į mane praktiškai beveik niekada nebūna apie mane. Tai būna apie to žmogaus emociją, apie jo vidinius dalykus, jo visą vidinę komplektaciją, jo netinkamų įsitikinimų, kurie jį kažkaip varžo ir klaidina tą sąmoningą ir platų matymą. Tai tas ėjimas to sąmonėjimo keliu, man atrodo, toks nuolatinis lipimas laiptais vis aukštyn, 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 iš kur vis plačiau ir plačiau man pačiai matosi. Ir kuo plačiau matau, kuo plačiau aprėpiu, tuo daugiau matau tikslingumo tame, kas vyksta ir tuo mažiau lieka vertinimo tiek savo, tiek kitam, tiek kažkokiai situacijai. O tas momentas, kad nebėra atskirties tarp sąmoningumo ir žemiško gyvenimo, tai man visada buvo apie tai, kad įvykiai, kurie susiklosto, vėlgi žiūrėdama iš to aukštesnio laiptelio, nuo to kalno, nuo kurio matosi platesnis vaizdas, aš galiu labiau atpažinti, kodėl tai vyksta, kur mane tai veda ir galbūt iš pažiūros atrodantis kažkokie tai skaudus, nemalonus įvykiai, kažkokios netektys, kažkokios tai griūtis ar santykių, ar finansų, ar dar kažko. Kas žmogui skaudžiausia dažniausiai būna? Kad jos neša kažkokią tai vertę platesnių žvilgsnių pažiūrėjus.
Ir jeigu aš esu tam siauram tik tai žemiškam matyme, kad, o Dieve, man dabar čia kažkas sugriuvo, nu, neišeina to pamatyti. Tada aš įkrentu į kančią, savęs gailėjimą, kitų kaltinimą ir vėlgi atiduodu savo energiją ir galę į tų visų emocijų, tų netikslinių kažkokių energijų, kurios mane ištaško rankas. O taip norisi būti šeimininku to savo gyvenimo ir matyti iš plačiai nuo to plataus ir aukšto kalno tą bendrą situaciją, bendrą vaizdą ir išlikti toj vidiniai ramybei, kai viskas galbūt aplinkui griūva, byra, atsitraukia žmonės, kažkas išeina iš gyvenimo, tada aš galiu išlikti rami, nes aš matau tą platesnį paveikslą. Tai šitoje vietoje tas sąmoningumas atrodo net nebeatskirimas tampa, nebėra kažkokios atskirties, dabar aš medituoju, tai vat užsiimu sąmoningą veiklą, dabar aš ten plaunu indus arba ten susirašinėju su, nežinau, su vadove, tai tada čia jau yra nebesąmoninga veikla kažkokia. Antiek viskas apsijungia į vieną, kad kiekvienam momente tas sąmoningumas kaip įlietas į visą gyvenimo audinį, mano visos realybės struktūrą. Jeigu man jį pavyksta išlaikyti, tai aš visame kame matau iš to platesnio žvilgsnio. Tai va, jaučiuosi, kad išsakiau viską, nutrūko srautas, galiu dėti tašką. Ačiū tau, Simona. Perleidžiu žodį. Ačiū, buvo įdomu tavęs klausytis. Sveiki visi. Aš galiu tau taip pat pritarti tai, kad kaip viskas keičiasi iš tikrųjų. Ir dabar, lyginant netgi save prieš kelis metus, kaip man tas dvasingumas atrodė ir kaip dabar, tai irgi yra didelis skirtumas, bet kartu tai yra išplėstas toksai irgi, kaip ir pas tave, Simona, tas vaizdas. Tai galiu netgi palyginti, gal kažkam tai irgi surezonuos, kad aš prieš kelis metus labai stengdavusi būti ta gera draugė, gera mama, taip toliau, ir sąmoninga, ir dvasinga, ir man tai atrodė, kad labiausiai reikia koncentruoti dėmesį į kitus, į pagalbą, kaip čia tą, biškitam dėmesio, biškienam, ir buvo daug to dėmesio į kitus, nuolatinio dėmesio kitiems, nors aš ir stengdavausi ir savo, bet ką aš pastebėjau su laiku, man tai labai atsipalaidavo ir ypač dabar, dabar tas visiškai supratimas pasikeitė ir gal iš šono netgi atrodytų, tai kas su ta Giedre pasidarė blogai, gal jinai čia kažkokia tik apie save galvoja, kažkokia egoistė ir taip toliau, bet man atrodo visiškai dabar priešingai, kad pirmiausia, mes turime kreipti dėmesį savo į save, save stebėti, kas man kyla, ne, kaip Simona, su tom emocijom, su tais, kas pas mane darosi, savyje susižiūrėti. Ir to niekaip nepavyks, jeigu tavo dėmesys visą laiką bus nukreiptas. Tai kaip čia jis, tai kaip čia tas vaikas, kaip čia tas vyras, kaip jisai jaučiasi, ką jisai galvoja ir ką aš čia galiu dėl jo padaryti. Ir man dabar tai atrodo visiškai nėra kažkas egoistiško galvoti pirmiausia apie save, apie savo augimą, savo visą tą ir laiką savo, ir tai, kas tau patinka, ir būti su bendraminčiais bendruomenėse. Todėl, kad aš dabar pajutau visiškai tą skirtumą didžiulį, kaip aš iš pradžių stengdavusi padėti, duodavau ten patarimus, dar kažką taip toliau, o dabar man jų net nebereikia duoti. Gaunasi taip, kad iš manęs tiesiog tai spinduliuoja visai kitais būdais. Tai ištransliuoju tą savo stiprybę vidinę, būnant šalia kito ir jam tiesiog to užtenka, man nebereikia nei ten daug kalbėti, daug ten savo neprašomai duoti ir man tai netgi yra tam tikros formos tas dvasingumas, kai būni tikra su savim, būni susijungus su savo tą aukščiausią sąmonę, grynąją sąmonę. Ir tada, kaip ir tu sakai, Simona, viskas yra, kiekviena akimirka yra svarbi, jau nebeskirstai
ką čia darydamas, aš dabar turiu susitelkti, save susipakuoti kažkaip, pasijausti, pasidaryti kažkokią specialią aplinką tam ir nebėra tam netgi tokio poreikio. Tačiau, ką galiu išskirti naujo tokio, kad vis dėlto man atrodo, kad va tas, kaip aš jaučiu tą, kad duodu savo to dvasinio peno, ne, nu, to tokio, net kito žodžio dabar net negaliu turbūt ir surasti, gal jis ateis dar, pamaitinti save, va tam aukštesniam lygmenį, tai duoti tai, kas man kelia džiaugsmą. Ir aš stengiuosi sau tai suteikti, jei neišeina kiekvieną dieną, tai rečiau, bet aš žinau tuos dalykus, kas man teikia daugiausiai džiaugsmą, tai dažniausiai yra paprasti dalykai. Ir tada, vat, kai aš būnu ar su kažkuo, su kuo man tuo metu norisi, toje aplinkoj, kur man gera, tada ir ateina didžiausiai vat, kažkokie įžvalgos kažkokios, vat, tai, kas nusileidžia tarytų mane, tiesiai man supakuota kaip dovanėlė, kur atrodo, kai sėdi kažką darai, tai, ką reikia, tai neateina. Bet tai, kai tu atsipalaidavusi, nu, kai aš jau pasileidžiu tos plaukus, darau, ką noriu, tada man ir ateina va, tos visi suvokimai didžiausi ir impulsai geriausi. Tai va, tai aš ko labai linkiu visiems, visoms, kas žiūri, klausosi, tai tiesiog atsipalaiduoti ir labiau ir leisti savo daryti tai, ko norisi, kas kelia džiaugsmą, kur, jeigu nereiktų, ar dirbti darbą, ar kažko, kur tada eitum, ką tada veiktum, kam paskambintum, kur važiuotum. Tai turbūt tiek. Edita, gal tu norėtum? Aš dar, kol Edita nepradėjo, dar trumpai. Gerai. Vienas man užstrigo dalykas, ką tu pasakei, taip norėjusi praplėsti ir užakcentuoti, kai tu sakai, kad nebereikia nieko kažkaip specialiai ten kitam padėti ar kažką ten jam aiškinti, sakyti, tai taip aiškiai matosi, kad būdama ta tikra savim ir pirmiausiai sutelkdama dėmesį į save, be jokių ten egoistiškų užuominų, tu tampi tokiu gyvų pavyzdžiu, kur tiesiog žiūrėdami žmonės į tavo gyvenimą, į tavo pasirinkimus, į tavo tą vidinę laisvę ir stiprybę, jie tave mato kaip pavyzdį, kad žiūrėk, šitaip galima, tai jeigu jinai gali, vadinasi, gal ir aš galiu. Tai tokiu gyvų pavyzdžiu, atrodo, gali tapti žmonėm, kai pasirinkam iš tikrųjų save ir savęs nebespaudžiam, nebevaržom ir, kaip sakai, nebandom kažkaip savęs įpakuoti, kad kažkokiais tai patrauklesniais kitiem taptumėm, bet pirmiausiai norim patys fainiausi savo patapti. Ačiū, Simona. Ačiū, merginos, atrodo, tiek daug pasakėt, net nežinau, ką pasakyti, bet žinoma, kalbama apie tą buvimą tikruoju savimi, ar ne? Ir kartais iškyla klausimas, kas tas tikrasis aš, koks aš ten esu. Ir tarsi norima vėlgi kažkaip įsitalpinti į kažkokį įvaizdį, į kažkokį tai rėmelį, kad jau dabar apsibrėžiau, kad aš toks esu. Ir tada neteisingai tarsi suprastas tas buvimas savimi vėlgi įspaudžia į tam tikrą rėmą. Ir žinoma, kad pagrįžtant atgal buvo laikas, kai tuos rautus gerai, blogai, destruktyvu, konstruktyvu, neigiamą, teigiamą turėjom ryškiai atskirti, nes ir turėjom išgyventi šitas patirtis. Bet dabar mes jau einam į tą vientisumą, į savęs kaip visumos priėmimą, savęs kaip to daugiamačio, daugialypio priėmimą. Ir labai keičiasi suvokimas, požiūris į patį save. Ir aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad susilaukdavau ir iš išorės, kad sako, tu vakar buvai vienokia, šiandien tu jau kitokia, tu sakei taip, o tu dabar jau sakai taip. Ir tarsi iš tikrųjų, viena prasme, vienos tiesos visai pasineigia, nes pereinam į kitą suvokimo lygmenį, bet reikia suprasti, kad kitam tos tiesos vis dar gyvena tose tiesose. Ir čia turim atverti tą priėmimą, kad kitas supranta taip, aš jau tarsi tai suvokiau, buvau ir man nebeįdomu. Aš ne todėl, kad tas kitas tai kažkoks už mane mažesnis ar menkesnis. Tiesiog man jau tame nebeįdomu būti, aš einu toliau, plečiu tą savo savivokumą, tą savo sąmonę, pasižiūrėti plačiau, bet kartu turiu atverti labai tą širdį
kad ir kitą priimti į tai ir leisti jam, kaip jūs įvardinot, būti mano energetikoje ir kartu padėti jam galbūt iš savo spinduliuojamą tą jėgą, padėti ir jam pasiekti tą tokį suvokimo lygmenį, kurį aš pati dabar atveriu, ar ne, ir kurį dabar suprantu. Ir, sakykime, buvo laikas, kai mes buvom tam suvokime, kai vadovavomės kaip savęs atpažinimo įrankiais, gimimo data, kažkokiais tais zodiako ženklais, ar ne, astrologija, ir viskas su tuo yra gerai. Viskas su tuo yra gerai tame suvokimo lygmenyje, kur mes dar einam į tą savęs išplėtimą ir pažinimą. Ir ateina tas momentas, kai save supranti tą daug platesnį ir supranti, kad tai buvo įrankiai, kuriais mes vadovavomės, bet dabar, kai jau pradedam suvokti save tą išplėstą, tą didelį, tą tokį, kaip plačią tą sąmonę, ir nebeatskiriam nuo savęs tam tikrų aspektų, kaip kūrėjo absoliuto ar šaltinio, kaip mes suprantam save kaip tą šviesos šaltinį čia, tą tokį sukoncentruotą taškiuką, kibirkštį, kuri yra mumise, ar ne, ir mūsų tas suvokimas leidžia plisti plačiau tai energijai per mus, ar ne, jeigu mes ateinam į tą suvokimą, tai šalia esantys žmonės tai pajaus, kaip tu, Giedrė, sakai, nebereikia tarsi nieko specialiai daryti, aš tai jau susivokiau, aš tai jau atvėriau ir kartu galiu atverti ir kitiem, kurie ateis pas mane, kurie prisilies prie manęs per pokalbius, per tą energiją, ar visokiais kitokiais būdais, nepribojant savęs, ar ne, kažkaip. Todėl mes ir einam ir dalinamės, kad pajausti tą energiją, kad įskleisti tą energiją, kad ir kiti galėtų pajausti, kuo mes gyvenam, kaip mes suprantam tą kasdienybę, ir kad toj kasdienybėj, kad ir koks buitiškas dalykas beįvyktų, vis tiek jau į jį žiūri tuo aukštesniu žvilgsniu, sakykime, nesvarbu, koks buitinis, ar ten kanalizacija pakilo, ar ten pečius susikimšo, ar ten kas nors, nesvarbu, kas įvyko, jau tada žiūri, atgrėži tą žvilgsnį į save ir galvoja, kas manyje čia užsikimšo, kur aš čia uždengiau dangtelį ir kur nepamačiau galbūt kažkokio energetinio srauto, kuris man nemalonus, kuris man nepatinka, nes aš jau čia ta tokia visa sąmoninga, vasinga ir jau čia susitelkusi save, ramybei ir pasitikėjimai ir prašau, čia manęs neišmuškit tik tai. Ir tada, jeigu aš to savyje neužčiuopiu, nepamatau, man pradeda rodyti aplinka, kad tu tada pasižiūrėk ir tada vis tiek būni veido atgręžtas į tą energiją, pasižiūrėti. Ir tai nereikia tapatinti su savim, kad aš kažkokia tai bloga, nes žmogus bijo pažiūrėti save, nes jis tada sutapatinę su savim, aš toks blogas, aš toks menkas, aš kažko to negebu. Kai susitapatinam su tuo, tada sunku žiūrėti. Bet kai mes atskiriam nuo savęs ir žiūrim į tai kaip į energetinį srautą iškilusi mumise, ar tai būtų emocija, ar tai jausmas, ar kažkoks tai minčių srautas kažkoks, tuomet mums daug lengviau į tai pasižiūrėti. Bet tada ir toj kasdienybėje į kiekvieną tą smulkmeną, kuri ateina, aš dabar vardinau tos buitinius kažkokius dalykus, gali būti susitikimai su žmonėmis visai netikėti, ar ne, ar šiaip tiesiog išsiprovokavus situaciją, kurios negalėjom tikėtis. Parašo žmogus žinutę ir užjudina kažką viduje tenai. Visiškai kažkokia nekalta žinutė, kažkoks sakinys paima ir iškelia ir užjudina. Ir to nereikėtų niekada atstumti, uždaryti kažkaip, kad, nesvarbu, aš jau čia vėl sąmoningas, aš jau čia susiimu ir aš toliau einu ir nesidairau čia į šonus. Noriu pasakyti tai, kad tas vidinis stebėtojas, jis turėtų būti labai toks akylas ir nepraleisti tų mažyčių dalykėlių, kurie kyla, sakykime, kaip Simona kalbėjo, ar ne, kad tarsi kitam kažkokia audra kyla, jis kažkaip blogai galbūt pasijaučia ir mes dažnai priimdavom asmeniškai, nes jis gali pakelti ir balsą, jis gali ir grubokai kažkaip su mumis kalbėti. Man pačiai tikrai yra buvę šitų situacijų, kai labai reaguoju asmeniškai, kai reaguodavau, įsiskaudindavau ir tarsi savo prisiimi. Tai reiškia, kad manyje užkabina, manyje kažkas paliečia. Ir iš tikrųjų, tas tikslas toks, kad būti to sąmoningu ant tiek, būti tokia tyra, švaria erdvė, pro kurią pratekėtų to kito žmogaus tokia
neigiami srautai, kurių net nebesinori net ir jau įvardinti, bet kad susikalbėtumėm, atrodo, apie tai kalbu, nes nebesinori skirstyti, vertinti, neigiamą, teigiamą, gerai, blogai, suprantam, kad tai yra energija, viskas yra energija, ar ne? Ir jeigu tai kilo, tai jau yra. Ką mes su tuo darom, kaip mes į tai žiūrim. Ir va čia tas sąmoningumas, ar ne, kad jeigu žmogui kilo, jeigu jam ten kažkas negerai, aš nepriimu asmeniškai. Aš tada žiūriu, kaip galiu įskleisti tą palaikančią erdvę, galbūt tą energiją, kuris galėtų irgi susivokti ir ateiti tą ramybę, darną, palaikyti jam tą erdvę. Bet jeigu mane užkabina, tada aš jau turiu suktis į save ir žiūrėti, kas ten manyje iškilo, ką manyje užkabino, jeigu aš sureagavau. Tai turbūt gal tiek, man irgi baigėsi srautas, viską pasakiau, tai perduodu žodį Evelinai. Sveiki visi, ačiū labai jums visom. Keistoka būsena jūsų klausantis, suprantu, kad kiekvieną yra ką papildyti, čia net užsirašiau keletą minčių, nežinau, kiek aš jas paliesiu. Norėtųsi koncentruotai, tai aš taip ir susitelkiu, kad koncentruotai viskas išsisakytų, bet labai keista, nes vis ištuština galvą. Tai dabar reikia labai pasitikėjimo, kad susakysiu tai, ką turiu susakyti. Ir tai turbūt man ir yra sąmoningumas. Tai matyt, nebereikalo aš tokią situaciją dabar išgyvenu ir tai yra pavyzdys, kaip į tai žiūriu sąmoningai, kad pasitikiu, nepanikuoju, todėl kad žinau, kad nesu vien tik žmogus ir man sąmoningumas yra būti sąmonė. Ir man atėjo toks pavyzdys, tiesiog iškrito vaizdelis apie tai, kokia Evelina buvo prieš kelis metus ir kaip ji suvokė sąmoningumą ir kaip dabar, kokia esu, ką patiriu, kokioje realybėje gyvenu, kaip pati save suvokiu ir kaip dabar suvokiu visą tą sąmoningumą. Ir norisi iš karto pasakyti, kad tai yra tik žodžiai, kuriems visi turim kažkokią savą reikšmę. Tai turbūt dėl to mes šiandien ir kalbam, kad daugiau išskleistumėm, kas yra už tų žodžių, kokia reikšmė tai yra mums, bet vis tiek tai, ką mes išsakom, yra pakankamai dar siaura palyginus su tuo, kaip mes iš tiesų tą patiriam. Tai mes stengiamės tiesiog išsakyti žodžiais, bet tai pakankamai dar yra siaura. Tai va, tai dabar bandau sudėti į žodžius ir matau tą Eveliną, kuri save laikė, tiesiog sąmoningai bandžiau suvokti, kad aš esu sąmonė. Ir ta sąmonė kažkodėl buvo kažkur atskirai nuo manęs. Ir dabar tikrai man juokas, nes suprantu, kokiam buvau susimažinime, kokioj buvau atskirti pati nuo savęs. Pati savęs nepriėmiau, pati savęs nepripažinau, bet laikiau, kad visos meditacijos, praktikos, kad aš labai daug sąmoningo darbo darau dėl savęs, skaitydama knygas ir dalyvaudama visur, kur tik tais mane kviečia vidus. Ir turėjau be galo daug klausimų. Turėjau klausimų ypatingai, kodėl aš atėjau į šitą žemę ir ką aš čia veikiu ir kokia čia yra viso to prasmė ir žūtbūt man norėjosi surasti tą prasmę ir tą savo paskirtį atrasti, nes jau esu dalinusis, kad man dažnai būdavo tokios būsenos, kad aš nejutau prasmės ir man tai nekėlė net noro gyventi. Ir dėl to aš labai ieškojau šitų atsakymų, dėl to iš viso turbūt atėjau tą sąmoningumo ieškojimą, kas tai man yra. Ir va dabar man išmetė koks tas suvokimas buvo tada, kai aš jungdavausi į meditacijas ir kildavau kažkur į kažkokias plotmes, ten save išjausti, kažkokią išplėstą, kažkokią didelę, kažkokią laisvą. Ir įvairiausių tų potyrių buvo. Iš pradžių buvo daug pergyvenimų, kad aš nematau taip, kaip kiti mato, visokių vaizdinių, man nenuleidžia informacijos kažkokios taip, kaip kitiem nuleidžia. Bet tą darant nuosekliai ir man ateidavo išjautimai, tiesiog taip, kaip aš tai išjausdavau, bet tai būdavo atskira, taip kaip Simona tu pakalbėjai, nuo ko tu pradėjai, kad tos meditacijos būdavo atskirai nuo mano to gyvenimo, kuris vyko kasdienybėje.
mano pačios mąstymo apie save, ką aš dabar suvokiu. Tai buvo atskiras dalykas, aš kažkur tai ten išsiplėsdavau, jausdavausi ramiai, fainai pabuvau, o dabar reikia grįžti į realybę, į gyvenimą, taigi čia yra materija, čia reikia gyventi, čia reikia išgyventi. Ir pas mane buvo daug sveikatos problemų ir jos dabar, kaip suprantu, buvo nebereikalo. Aš jaučiausi, kad kažko vis nepadarau, kažko vis nesuprantu, o dabar suprantu, kad šitos visos sveikatos, visi šitie dalykai, tai buvo energijos, kurios manyje buvo mano struktūrose ir kurias pagaliau šitam gyvenime aš galiu atlaisvinti. Kaip atlaisvinti? Atlaisvinti, suvokiant save kaip sąmonę ir kada galiausiai aš kažkokiu savo gyvenimo etapu pagaliau man daėjo, kad aš ir esu ta sąmonė, nėra kažkas atskiro nuo manęs ir kad man tiesiog buvo toks išjautimas, kad ji ir yra mano kūne, ta sąmonė yra mano kūne, jinai vertina šitą kūną, jinai norėjo čia ateiti į šitą kūną, norėjo patirti šitą materinį gyvenimą ir jeigu aš jai atsiduodu, tai man nereikia atsisakyti visų mano gyvenimo džiaugsmų nes tuo metu labai daug nukritinėjo prisirišimų, tokių kaip tu, Simona, ir sakei, kas vyksta gyvenime, dažniausiai mus vis stumia į kažkokį tai nepatogumą. Galbūt vidinė, galbūt ir išoriškai vyksta labai daug dalykų tokių, kada mes privalom atsirišti nuo kažko. Ir kodėl taip vyksta? Todėl, kad mus judina ta mūsų sąmonė ir sako, kad atsibusk, nesilaikyk prisirišęs tų siaurų dalykų, tau skirtas platesnis gyvenimas. Ir ji nori įeiti ir veikti per mus pilnai ir man sąmoningumas yra sąmoningai atsisukti į save kaip į tą plačią sąmonę, ją priimti savyje. Leisti savo būti tokios priimančios būsenos save kaip žmogų, kaip apskritai tiesiog tame būvyje, tokiame laisvame būti, niekam nesipriešinant, kad ta sąmonė galėtų įsiskleisti ir tada jau visoje mano realybėje aš pamatau pokytį. Aš tikrai tada ir kai pajuntu laisvę viduje, aš pajuntu pokytį išorėje per visas situacijas, per visas aplinkybės ir visą kitą. Tai mano sąmonė nepadarys taip, kad jinai mane perlips ir sakys, man neįdomu, ko tu nori ir tiesiog aš būsiu kažkur nuskriausta kamputį palikta. Ne, aš su savo sąmonė, ją įsileidusi, aš tampu įsigalinusi gyventi tokį gyvenimą, tokiam variante save patirti gyvenimą, kokio aš neįsivaizdavau tada, kada jaučiausi tik žmogus, kartais pamedituojantis. Ir kaip aš tą patiriu kasdienybėje, tai tiesiog per tuos būdus, kuriuos jūs sakėt, kada žiūriu į save kiekvieną akimirką sąmoningai. Aš stengiuosi žiūrėti, aš labai klaidžiodavau po praeitį arba po ateitį, kaip sakiau, mane tąsė noras sužinoti, kas bus, kaip aš čia ką darysiu, arba griaužatis dėl to, kas buvo, tas nepastenkinimas savim. Ir aš tiesiog atėjau galų gale į dabartį. Ir tiesiog pradėjau būti čia, pratinausi būti čia ir būnant čia žiūrėti savo palei nosį, kas man iškyla. Ir čia prieinu prie tų pačių emocijų, kada vyksta mums paduodamos situacijos, mums palei nosį iškelia mums kažkokias reakcijas ir aš žiūriu, kokios tos reakcijos manyje sukyla. Ir jeigu tai yra kažkokios emocijos, tai ne emocijose būti blogai, mums net nereikia jose būti, jeigu mes į jas pasižiūrim kaip į indikatorių, nes po emocija slypi kažkokia energija, kuri, kaip Simona sakei, tiesiog ne tai, kad jinai yra neigiama, bet jinai užspaudžia, jinai mane laiko nelaisvėje, kažkokia energija, kažkuri nežinia, kada ten manyje jinai atsiradus ir jau nebesvarbu, tame mes nebesikapstom. Svarbiausia, kad tai yra nebetikslinga man savyje ją laikyti. Jeigu mes bandom būti tie sąmoningi ir sakyti, ne, man viskas gerai, aš čia tikrai gerai jaučiuosi ir nuneigiam, tai tada ir dūmai visokie po namus pasklinda, ir kanalizacijos užsikemša, ir šiaip kas nors pradeda vykti įvairiausi tokie materialūs materijoje kažkokie tai aiškiai matomi dalykai ir žmonės nervuojasi ir sako, kodėl man nesiseka, bėda po vieną nevaikšto ir jie nežiūri, kad ta visa realybė atspindi iš tiesų jų būseną ir kad tik ką reikia atsisukti sąmoningai į savo būseną ir pasižiūrėti,
aš esu nelaisvėj, aš esu užspausta, mane spaudžia, o tos emocijos ten dindiling sako, kad tu atkreip dėmesį, jos skambina įvairiausiais varpais, kad tu pasižiūrėk galų gale, žiūrėk, kiek tau situacijų, žiūrėk, kiek tau būsenų. Ir ką aš įpratau daryti, žiūrėti šitoje akimirkoje čia ir dabar, į savo tą reakciją, kas ten bekiltų, ir žiūrėti per save, ką irgi jūs jau paminėjot, kad ne į kitus žmonės fokusuojasi. Man anksčiau sąmoningumas irgi buvo tas gerumas ir aš čia kitiem, aš viską atiduosiu, aš čia nesvarbu, bet pasąmoningai tai iš tikrųjų yra netikslinė energija, galima ir ego pavadinti, kada aš duodu ir tikiuosi paslapčiom, gal pati to nesuvokdama, kad gausiu atgal. Aš pasirūpinsiu jumis visais, o jūs kas nors manim pasirūpinkit. Aš jums duosiu meilę, savęs nemylėdama, save peikdama savo viduj, bet lauksiu, kada kažkas kitas mane mylės. Ir tai yra, kaip sako, iš tuščiai kiaura, ne, mes va taip bandom vieni kitais užsipildyti, o kur iš tikrųjų man sąmoningumas užpildyti save. Ir kaip Giedrė, tu sakei, pasipildyti to dvasinio peno, tai man yra tiesiog atsisukti į save, pajausti užsipildymą savo viduje, mane užpildo mano ta sąmonė, kuri jau iš esmės yra pilna visko, manyje yra viskas, ko man reikia, ir aš kai į save atsisuku ir save taip priimu, be pasipriešinimo, be reikalavimo savo kažkaip jaustis, aš pripažįstu tiesą tokią, kokia jinai yra čia ir dabar. Aš nereikalauju savęs kažko nejausti, jeigu jaučiu. Ir tai yra didžiausia meilė savo išraiška. Man tai bent jau yra. Ir aš tada tai padarau per veiksmą. Tai nėra jausmas, kur tiesiog aš jo labai save myliu ir gerbiu ir vertinu. Ne, aš kaip sakiau, aš gyventi nenorėjau ir savęs iš tikrųjų net nekenčiau. Buvo neapykanta, manyje slypėjo neapykanta savo. Ir tai yra man didžiulė pažanga, nepaprastai keičiantis gyvenimo dalykas, va šitaip žiūrėti į save su pagarba. Kada aš pradėjau save gerbti, tada, kada pradėjau save vertinti kaip sąmonę. Aš žinau, kad aš nežinau, kas aš esu kaip sąmonė, bet aš žinau, kad aš esu kur kas daugiau negu žmogus. Tai aš žiūriu, kad manyje yra kažkas, kas manim rūpinasi, mane veda, mane visko užpildo, ir tada aš jau tikrai pradedu tarsi vidumi švitėti kaip saulė ir kitus apšviesti tai savo spinduliais, ir kitiems tada gera, kiti gali pasipildyti šalia manęs, užsilieti tą energiją, atsigauti ir tada patys atsiminti, kad ir juose tai yra. Tai man tai yra sąmoningumas, ir dar labai norisi pabrėžti apie tą priėmimą savęs kiekvienoje akimirkoje. Aš žinau, kad aš keliauju visada į patį geriausią savo gyvenimo variantą, mano protas neįsivaizduoja, kaip aš į tai einu, bet aš pasitikiu, kad mano sąmonė žino ir jinai, sakykime, dėlioja man kelius su visom aukštesnėm jėgom. Man tai reikia atsiverti ir pasitikėti tuo, kas yra man palei nosį, į tai žiūrėti, į žingsnelį į priekį ir ne kažkur tai toliau. Ir tada man duoda situacijas, kuriuose aš turiu, pavyzdžiui, save atlaisvinti nuo tų energijų, kad galėčiau nukeliauti į tą geriausią variantą. Nes jis yra laisvas, išplėstas, užpildytas, ar ne, tai aš tiesiog negaliu tokia, kokia esu tenai atsidurti, aš turiu prasilaisvinti. Ir viskas vyksta vardan to, kad mane atlaisvintų ir kad mane išvestų į tą platų variantą. Tai nesipriešinu tam, labai tam reikia daug, kaip čia pasakyti, nulaužti tų senų tokių šablonų, programų, įsitikinimų. Tiesiog aš to tuom nebevadinu, aš vadinu, kad darymo būdu tiesiog praktikuojuosi, renkuosi, sąmoningai pastebiu, kaip Simona irgi sakei, tas sąmoningas stebėtojas yra manyje, jis stebi, kas su manim vyksta, ir net jeigu man, sakykime, kažkokia tai iškyla būsena, sunki, ten liūdna ar bet kas bebūtų, tas stebėtojas ramiai stebi ir save palaiko ir priima, kad dabar mano kažkokia dalis liūdi ir visa kita, bet kai aš tai priimu, aš to nebeužspaudžiu, tai iš manęs prateka ir po tuo pasirodo, ai va, kodėl man tai čia kyla, dėl to, kad aš čia kažkaip buvau nusistačiusi apie kažką, apsiribojusi kažkur, ir kai aš tą suvokiu, tai visas tas rautas sunkumo ir iškeliauja iš manęs, iš mano struktūrų visam laikui. Ir man tai yra sąmoningumas, man yra mano visiška kasdienybė, mano visiškas kasdienos buvimas, ir man tai kuria mano realybę kardinaliai kitokią negu tada, kada aš buvau tam pseudo sąmoningume, sakykime. Tai mane šitas sąmoningumo suvokimas atveda į visišką paprastumą, į visišką žemišką gyvenimą, nesvarbu, kad žodžiai gali skambėti kažkaip
pompastiškai, bet nebesikabinėkim prie tų žodžių, išjauskim širdimi, ką tai reiškia vidumi, savo vidiniu žinojimu, nebe tom ausimis ir pastebėkim, kiek daug reikšmių patys užlipinam ir žodžiams, ir situacijoms, kaip mes tuo įstaigiai pagal kažkokį šabloną nusprendžiam, padarom nuosprendį apie kažką tai, tiek apie save, tiek apie kitus. Ir kuo pabaigsiu, kad kuo daugiau save priimu ir save priimu be tų visų nuosprendžių etikečių, nebetalpinu savęs į šablonus, tiesiog priimu su viskuo, kas dabar yra ir leidžiu savo atsilaisvinti, tuo labiau aš plečiuosi, laisvėju, tuo labiau man yra ramybė, saugumo, užsipildymo mano viduje ir tada aš savaime gera kitiems. Ir tada savaime aš priimu kitus visame, kame jie dabar yra šiuo metu su didžiausia pagarba, todėl kad aš gerbiu save. Man tai yra sąmoningumas. Ačiū, kaip džiaugiuosi iš tikrųjų visu tuo, ką dabar susakiau. Aš nei kiek protų neįsivaizdavau, ką aš pasakysiu, man tuščia galvoj buvo iki paskutinės akimirkos. Tik pradėjus kalbėti, aš sužinojau, ką aš pasakysiu. Tai gavau pati pavyzdį dar vieną, ką reiškia pasitikėti ir priimti save. Tai va, ačiū labai. Ačiū tau, Evelina, tikrai labai praplėtėjai. Labai džiaugiuosi. Ačiū Aš dar visiems. noriu dar pasinaudoti progą ir pasakyti tiem, kas galbūt nežino, mes visos 4 esam kurse Išsigrynink tiesą savyje. Nežinau, kaip dabar tiksliai vardinti. Esam kurse, esam projekte, mes pačios esam projekte. Ką noriu to pasakyti, kad mes tiesiog tame gyvenam, to esam pačios, tuo vadovaujamės. Ir ne tai, kad ten kartą į savaitę, 2 kartus į savaitę susijungiam kažką pamedituoti, mes išsiugdėm jau tokį įprotį, išsitreniravom nuolat būtent vidiniam stebėjime savęs, nuolatiniam tam gryninimėsi ir tokiam kritiškam pamatyme to, kas vyksta ir atpažinime, kad kuo greičiau tai iš savęs patraukti. Ir projekto esmė nuolat gryninti save, gryninti tą bendrą visuminę tikrąją tiesą, tiek savy apie viską, tiek apie patį save. Ir man asmeniškai tai toks pagreitintas turbo kelias į praplėtimą savo to sąmoningumo, savo gyvenimo matymo, požiūrio į save. Tai šitas projektas jis yra tęstinis ir jį galima prisimti bet kada. Ir šiuo metu visai neužilgo organizuojam mūsų retrytą. Su to retrytu irgi buvo daug iššūkių, kai teko lanksčiai matyti, kaip keičiasi jo forma, keičiasi jo ir lokacija, ir apimtis, ir trukmė, ir visa kas. Priimti save tame, niekaip to nevertinti, tiesiog suvokti, kad tai tiesiog yra bandymai tam tikri. Sudėliojam vienokį variantą, pasižiūrim, kaip mums jaučiasi, ar klostos, ar nesiklosto. Matom, kad kažkaip netaip susidėliojo iš karto lankščiai susijungusios, pasižiūrim, kaip dar kitaip galim. Ir kiek pačios tame paaugom, tiek savęs priėmime, tiek jautime tokiam operatyvime ir matyme pačios aplinkos ir pačios situacijos, kaip dėliojasi ir kaip nesidėlioja kas. Ir greitame sprendimų priėmime irgi išsiugdėm save. Tai retrytas ir renginys įvyksta, merginos priminkit, 19, ar ne? Taip, spalio 19. Taip, ir šiuo metu formatas yra 1 dienos, visos nuo ryto iki vakaro, ir jis vyks pajūry. Būsim mes visas 4 ir kviečiam kiekvieną, kuris nori, gali drąsiai rašyti bet kurią iš mūsų. Bus suteikta visa platesnė informacija. Ką mes ten veiksim? Tai va tą, ką dabar. Paprastai, jaukiai, prie kavos puodelio ar prie arbatos ar vandens stiklinės. Ir pokalbių būdu, ir išsijautimo, apsijungimų metu gryninsimės, ieškosim to savo tikrojo išplėsto varianto, ugdysim tą pastabumą, pastebėjimą, kas man yra mano vidiniai impulsai, kas man yra netikslinės įtakos, kurios dar kažkaip nukreipia nuo to tikrojo kelio ir to vidinio išsiplėtimo,
Tai va, gal nori dar papildyti kažką? Labai gerai viską susakys. Tikrai. Gerai. Tai turbūt to galim ir pabaigti šį kartą. Taip. Taip, mes jau visos į tave Mhm. žiūrim, tu pradėjai, tai tu gražiai labai ir pabaigai. Labai labai dėkoju Jums ir visiems, kas klausėt. Laukiam Jūsų visada prisijungiant, bet kur mes tik esam. Laukiami visi. Iki. 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 Iki.